Lietuvoje šiandien dienai yra pastatyta ganėtinai didelių, stiprių fabrikų, kurie visą medieną apdirba, yra sukuriamas labai daug darbo vietų, surinkama labai daug mokesčių iš visų jo rinkoje dalyvaujančių dalyvių, tai tiek iš mūsų kaip miškininkų, tiek iš pjovėjų, traukėjų, pjūklininkų, medienos pervežėjų, medienos apdirbėjų, lempjūvių, granulės yra gaminamos, malkos yra gaminamos, paletės yra kalamos, statybinė mediena, konstrukcinės medienos yra daromas, labai daug apdirbama yra tos medienos ir ta pagaminta produkcija jinai iškeliauja į kitas šalis, nebūtinai Europą, iškeliauja į visą pasaulį, Australiją, Ameriką. Štai Kalifornijoje, Amerikoje yra didžioji dalis namų yra karkasiniai namai. Tie karkasiniai namai yra statomi iš statybinės medienos. Tos statybinės medienos poreikis dabar turėtų būti didelis ir kad atstatyti ant tūkstančius namų, tai tos medienos iš kažkur reikės paimti, ar iš mūsų, ar iš Europos, ar iš Lietuvos, ar iš Latvijos, kurios miškingumas yra didesnis. Jos atstatyti tiem namam vis tiek iš kažkur reikės ir kažkas, ar tai iš Lietuvos, ar tai iš Latvijos, iš kažkurios tai valstybės, kažkas gaus užsakymą ir tieks tą medieną perdirbta Lietuvoje, pagaminta iš apvalios medienos, iš mūsų užaugusių Lietuvos miškų, tieks tą medieną į kitas šalis.